jo šviesoje. Kai vakaro tyla širdis pavargus būna, o dienos skuba tartum vėjas be krypties. Aš ieškau balso, kuris švelniai mane kviečia į tiesą vesti nuo tamsos ir abejingumo. Aš noriu gailestingumo, o ne aukos, ir Dievo pažinimo labiau nei aukų. Nes jei atmesi pažinimą, aš atmesiu tave ir tavo vaikus, kad nepažintų manęs. Mes tiek sudedam ant žemiškų altorių, tiek kartų bėgam nuo savosios širdies. Bet tu kantriai lauki, kai grįžtam nusidėję. Atleidi keli, nuplauni mūsų nuodėmes. Aš noriu gailestingumo, o ne aukos, ir Dievo pažinimo labiau nei aukų. Nes jei atmesi pažinimą, aš atmesiu tave ir tavo vaikus, kad nepažintų manęs. Gailestingume tavo ramybė ir jėga, tavo pažinime nauja gyvybė skamba. Sugrįžtam viešpatie į tavo šviesų kelią, kur meilė stipresnė negu auka ar žodis. Aš noriu gailestingumo, o ne aukos, ir Dievo pažinimo labiau nei aukų. Nes jei atmesi pažinimą, aš atmesiu tave ir tavo vaikus, kad nepažintų manęs. Aš noriu gailestingumo, o ne aukos, ir Dievo pažinimo labiau nei aukų. Nes jei atmesi pažinimą, aš atmesiu tave ir tavo vaikus, kad nepažintų manęs. Halleluja, halleluja. O, šalom, 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 brangieji, šalom. Šalom, šalom. Po tokio inertingo, galingo savaitgalio aš nenusileidau, dar niekaip nenusileidžiu iš dangaus. Niekaip. Nuo pietų kaip užkilau, tai ten ir esu. Ir visai man nesinori nusileisti. Aš jaučiu ten ir pasiliksiu. Paskaitykit, kas nors Kolosiečiams 3 laišką. Kolosiečiams laišką 3 eilutę. Alisiti paravoštisi.
Satamala diviši. Aleliuja, šlovė tau viešpatie. Nu, kas paskaitys? Trečią skyrių. Trečias skyrių Kolosiečiams, jo nuo pirmos eilutės iki... trečios. Jeigu esate Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. Juk jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Amen. Ačiū. O viskas tom ir pasakyta. Viskas tom ir pasakyta, kad mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. Juk jūs esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi paslėptas Dieve. Jeigu mąstai apie aukštybės, vadinasi, esi miręs. Bet jeigu aukštybės tik tarp kitko, tai esi tu dar žemiškas. Aleliuja. Va, aš šiandien noriu pradėti vieną dainą iš aukštybių. Gerai, jau po to pasikalbėsim. Sielo merė. Aš buvau pakelta į dangų, atsidūriau tėvo sode, kurti svajoti, paskesti jo meilėje. Regėjau deimantus krintančius į žemę ir žodžius skambančius iš aukštai. Jūs mano mylimieji prabudimas. Jis pasodino mane į sostą ir jo kvėpavimas užpildė mane. Žodžiai skambėjo lyg muzikos garsai. Mano meilė teka per tave ir tekės į visur. Ir tekės į visus mano vaikus. Mano jėga tavyje, aš uždėjau tą auksinę karūną, aliejus liejasi iš jos. Ir saugnimi tiesa ir meilė, daugiau jūsų nebėra, nes visi mes tapome viena. Jis pasodino mane į sostą ir jo kvėpavimas užpildė mane. Žodžiai skambėjo lyg muzikos garsai. Mano meilė teka per tave ir tekės į visus. Ir tekės į visus mano vaikus. Jis pasodino mane į sostą ir jo kvėpavimas užpildė mane. Žodžiai skambėjo lyg muzikos garsai. Mano meilė teka per tave Ir tekės į visus. Ir tekės į visus mano vaikus. Ir štai du liūtai susijungia, ereliai kyla iš paskos. Liūtas išskleidžia sparnus ir taria, aš esu jėga tavyje. Jis pasodino mane į sostą ir jo kvėpavimas užpildė mane. Žodžiai skambėjo lyg muzikos garsai. Mano meilė teka per tave Ir tekės į visus. Ir tekės į visus mano vaikus.
atsidaro auksiniai vartai. Mano Jeruzalė. Ilgas stalas paruoštas. Auksiniai indai spindintys dailus. Auksinės taurės pilnos gėrimo. Vaisiais nukloti stalai. Ir pasigirsta žodis. Aš jūsų čia laukiu. Jis pasodino mane į sostą ir jo kvėpavimas užpildė mane. Žodžiai skambėjo lyg muzikos garsai. Mano meilė teka per tave Ir tekės į visus. Ir tekės į visus. Mano vaikus. Halleluja. Šiandien buvo pastoriaus Kris gimtadienis. Šiandien aš jums pasidalinau kelias ištraukas iš jo gimtadienio. Ir kai aš jas pamačiau, pastorių Benį, Ber Angela, Kris, jie žmonės mąstė ir turbūt galvojo, na, tai vaidyba, kaip dangus ateina į žemę. Bet tai buvo realybė. Tai realybė, tik mažai kas supranta. Ir šitą giesmę, ir daug kitų giesmių, aš daug turiu prirašęs iš encounterių, iš dangaus. Ir viskas, kai pamačiau Benį, nes mes ne kartą dangoj susitikę. Nežinau, apie ką daugiau galima mąstyti. Ne tik apie namus, apie tikrosius namus. tą naktį sapnavau, kad aš vilkiu žydrą šilkinę suknelę su ilgomis pirštinaitėmis ir su karūna ant galvos. Aš aprengiau tave gražiais drabužiais, vainikavau tave aš savimi. Aš įvedžiau per kryžių į vienybę su mumis. Tai buvo garbinimo meilės šokis. Ėjau per salę, kur baltos kėdės ir stalai balti. Ėjau per kitą salę, kur žmonių gausybė, kažko ieškojau. Aš aprengiau tave gražiais drabužiais, vainikavau tave aš savimi. Aš įvedžiau per kryžių į vienybę su mumis. Tai buvo garbinimo meilės šokis. Staiga išvydau
marškiniais baltais ir smokingu juodu. Bet veido nematau, tačiau žinau, tai jis. Aš aprengiau tave gražiais drabužiais, vainikavau tave aš savimi. Aš įvedžiau per kryžių į vienybę su mumis. Tai buvo garbinimo meilės šokis. Jo rūbas keitėsi ir veidas, ir buvo apreikšta trejybė. Judo liūtas dvasia šventoji, tėvas tai mano Dievas. Aš aprengiau tave gražiais drabužiais, vainikavau tave aš savimi. Aš įvedžiau per kryžių į vienybę su mumis. Tai buvo garbinimo meilės šokis. Sosto, ir mes prisėdom ant kėdžių auksinių. Ant rankos rodomojo piršto užmovė žiedą deimantinį. Aš aprengiau tave gražiais drabužiais, vainikavau tave aš savimi. Aš įvedžiau per kryžių į vienybę su mumis. Tai buvo garbinimo meilės šokis. Oh. Jo, brangiai. Ar dar ko nors daugiau reikia? Aš kartais paklausiu, dar ko nors daugiau reikia. Apart šokio su mylimoja. Pasakykit savo, ar jūs nors kartą džiaugiatės dangum, ar džiaugiatės žemę? Kur jūsų džiaugsmas, kur jūsų meilė? Ar nukreipta į dangiškosius, ar į žemiškosius dalykus? Kur jūsų širdis daugiau džiaugiasi?
kad noriu, kad jūs žinotumėt, kaip įnirtingai kovoju už jūs. Ir visus, kurie nėra matę mano veido, kad būtų pagostos jūsų širdys, kad meilę suvienyti visi pasiektų pažinimo pilnatvės turtus ir pažintų paslaptį Dievo, Tėvo ir Kristaus, kuriame slypi visi išminties ir pažinimo turtai, kuriame slypi visi išminties ir pažinimo turtai. Jums tai sakau, kad niekas jūsų nesuvedžiotų įtikinančią kalbą. Nors ir kūnu esu toli, tačiau dvasia su jumis. Ir džiaugiuosi matydamas jūsų tvarką ir jūsų tikėjimo Kristumi tvirtumą. Taigi, kaip esate priėmę viešpatį Jėzų Kristų, taip ir gyvenkite jame, įsišaknyję, bei statydamiesi jame ir įsitvirtinę tikėjime, kaip esate išmokyti kupini dėkingumo. Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų filosofija ir tuščia apgaulė, kuri remiasi žmonių tradicijomis ir pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi. Jame kūniškai gyvena visa dievybės pilnatvė. Šiandien nugirdau, tiesiog taip versdamas, Trumpo, kalbą, jis ten kažkokią tai sakė. Bet toj kalboje buvo tokie žodžiai, kad mes grąžinam religiją į Ameriką. Religiją į Ameriką. We're bringing back religion. Tai aš net komentarą parašiau. You must bring the Christ back, but not religion. Ir čia yra big deception. Didžioji apgaulystė. Trumpas yra kyras. Jis yra viešpaties pastatytas, bet už jo slypi kai kam. Vieniem vienas kelias, kitiem kitas. Religija ir tikėjimas yra du dalykai. Absoliučiai du skirtingi dalykai. Religijoje nėra tikėjimo, nes tikėjimas yra tikėjimas. Amen. Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų filosofija ir tuščia apgaulė, kuri remiasi žmonių tradicijomis ir pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi. Religijoje nėra tikro tikėjimo. Tai yra demoniškas, maskuotas tikėjimas.
Nes žmonės tik tiki į žmogaus kalbą, žmogaus įstatymais, žmogiškosius darbus. Religijos pamatas remiasi tradicijomis kūniško gyvenimo. Būti religingu tai nereiškia būti tikinčiu. Religija yra kaip maras, kaip vėžys onkologinis, vedantis į lėtą mirtį dvasinio žmogaus. Religija padaro įvaizdį tikinčiojo, bet dvasia nužudo. Nes įneša vėžį, kai onkologija suardo, suvaro dvasinį žmogų. Religijos tikėjimas yra proto informacijos kontrolė ir laikymasis doktrininių tvirtovių. Absoliučiai. Tai yra du skirtingi kanalai. Dėl kad informacija tikro tikėjimo ateina tik iš vienintelio Dievo. Amen. Iš vienintelio kanalo. Tikėjimas tampa gyvas. Tikėjimas, kuris yra nematomas. Tikras tikėjimas kyla iš girdėjimo. Iš girdėjimo Dievo balso dvasioje. Jisai būna įvairiausias. Ir jo priėmimo. Išgirsti Dievo balsą, jūs girdit kasdieną. Bet ar jį priėmat savo širdimi ir ar judate? Čia yra kitas dalykas. Tai yra tikėjimas. Tikėjimas. Tikras tikėjimas yra įsileisti į savo širdį to, kad tavo protas nesupranta, bet pasiduoda dvasiniam žmogui. Ne logikai, ne laikui, ne sąmoniai, o pasąmoniai. O tas, kas viduj, to, kas neturi pagrindo, kas neturi sienų. Tikėjimas, Dievo balsas, kalba, tai yra ištrauka iš mažo epizodo, kuris neturi nei pradžios, nei pabaigos, kuris neturi pamato, kuris neturi nieko. Ištrauktas puzlikas iš paveikslo, ištraukta viena detalė. Tai yra tikėjimas. Laukti sekančios detalės ir tą detalę pasiėmus, kas toj detalėje žengti toliau. Sekantą detalę gausi tik tada, kada pirmiausia žengsi, paimsi tą detalę. Sekančią detalę gausi tik tada, kada pirmą detalę pasimsi ir priklijuosi. Antrą detalę gausi po to. Trečią detalę gausi, kaip antrą detalę įvykdysi. Taip dedasi. Tai gyvenimas, tai ėjimas, tai yra gyvenimas tikėjimo. Dažniausiai, kaip jei priimi žodį tikėjimu, tai taip pat pribėga kokia tūkstantis tvirtovių tavo galvoj aiškinti, kad ar tu pasiskaičiavai, ar tu apskaičiavai, ar čia taip, ar taip iš tikrųjų, ar tu ką, ar taip Dievas darytų, ar taip, ar dešinė, ar į kairę, ar pirmin, ar gal. Tvirtovės, protas, ką daro? Išrauna, pavagia. Sako, sėkla nukritus į dirvą, kuri yra kokia neapdirta, greitai praranda žodį. Amen? Žinom apie 4 dirvas. Tik geroji dirvoje užsilaiko žodis, kuris duoda vaisių. Dėl ko aš jums sakau, įdirbinėkit dirvą. Nes žodis krenta į vagiamas. Žinot, vieną dieną žodis pasibaigs.
Atsiverskit Jono Evangeliją. Jono Evangelija 5:38. Pradedam nuo čia. Kas paskaitys? Vaidai, paskaitysi? Gerai, skaitau. Vieną eilutę Ir 30. neturite jo žodžio jumise pasiliekančio, nes netikite tuo, kurį jis siuntė. Ačiū. Ir neturite jo žodžio jumise pasiliekančio, nes netikite tuo, kurį jis siuntė. Jėzus tą patį sakė aplinkiniams, kurie aplinki buvo. Kas nors šiandien pasikeitė? Ar jūs tikit tą, kurį jis siuntė? Ar žodis jumise pasilieka? Jūs netikite nei tuo, nei tuo. Jono 5:47. Toliau, Vaidai, paskaityk tom pačiam, tik tai 47. Bet jeigu jūs netikite jo raštais, kaipgi patikėsite mano žodžiais? Amen. Jėzus sako, aš jums sakau. Įsivaizduokit, Jėzus stovi, sako, niekas netiki. O kas pasitikė, kas patikėjo į jį tada, kad jis Dievas, kad Dievo dvasia jame? Kas patikėjo? Kas šiandieną tiki, kad Dievo vyruose, Dievo žmonėse, Dievo dvasia? Ar kas nors tiki? Kuo nors? Jėzus sako, aš grįšiu, bet ar rasiu žemėje tikėjimą? Jis buvo kūne. Kadangi jis buvo kūne, kažkoks netoks portretas, netoks atvaizdas, netokio mes įsivaizdavom Jėzaus. Netokio mesijo mes įsivaizdavom. Ne, Laurai, tavo atvaizdas netinkamas. Ne, Beni netinkamas, ne ten, tas, ne ten. Ne. Ko mes laukiam? Kokio atvaizdo laukiam? Kokio Dievo mes laukiam? Kurio patikėsim? Jeigu net tikrų dievų, kuris buvo atėjęs, nepatikėjo niekas.
Net ir tie, kurie 12 vaikščiojo. Labai greitai ir į Balką nuvarė po Jėzaus paėmimo. Einu žvejot, sako. Einu žvejot, nu ką čia, nu, Jėzus išėjo. Ką kalbėjo, ką šnekėjo, ką mokino. Jono 6:36. Bet aš jums sakiau, jūs mane matėte ir netikite. Taip ir dabar. Dievas sūnuose, bet žmonės netiki. Kodėl? Todėl, kad kiekvienas turi savo Dievo atvaizdą, Dievo viziją, Dievo įsivaizdavimą. Ir turi, žinoma, kiekvienas savo nusistatymus, kaip čia pasakyti. Žmonės netiki į Dievą, Dievo vyruose, moteryse, veikiančiose Dievo jėga. O ko jis tiki? Savo vaizduotę. Yra Dievo vaizduotė, yra apreiškimai ir žmogaus. Priimta informacija ir žinojimas. Jos protu priimtos, jos nesuteikia tikėjimo, todėl žmogus gaunasi religinis. Kodėl žmogus pasilieka religijoje? Nes jie neturi tikėjimo nematomiems dalykams. Tikėjimas ateina iš nematomo. Religija, mokymas matomo, apreiškimas matomo, apreiškiama intelektui, protui. Žinom, fariziejai, visi raidės skaitytojai, rašto žinovai buvo kas? Informacijos nešiotojai. Ir Jėzus, tėvas Jėzuje. Amen. Tėvas Jėzuje. Jono 10:25. Jėzus jiems atsakė, aš jums sakiau, bet jūs netikite. Darbai, kuriuos darau savo tėvo vardu, liudija apie mane, bet jūs netikite. Nes jūs iš nemanųjų avių, kaip jums ir sakiau. Manosios avys girdi mano balsą. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane.
religija ir tikėjimas. Visi, kas eina tikėjimu, visi, kas seka tikėjimu viešpaties pėdomis, yra avis, kurios girdi jo balsą. Tai yra du skirtingi dalykai, nes visa, ką tikras tikintysis į Kristų mato, tą, ką jisai atneša, yra absoliučiai priešingai religijai, nes religija, jinai logiško mąstymo, informacijos, visokios teologijos, ten, filosofijos, ko tik nori. Amen. Bet viskas, kas susidėlioja protu, kad protu galima būtų tikėti. Tai visiškai priešinga. Todėl ir dabar žmogui nereikia tikėjimo, jam nepatinka tikėjimas, nes čia reikia kai ką daryti. Tikėjimas kainuoja. Todėl religija yra baisus raugas. Baisus, žiaurus raugas, su visom tradicijom, su viskuo. Nes kaip vėžys iš lėto marina, taip ir lašas po lašo tradicinio raugo. Vienokio, kitokio, trečiokio, čia nieko tokio, čia tas, čia anas, čia ketvirtas. Jinai marina paskutinį. Matau Evangeliją, kurioje ten yra parašyta, kad, sako, jei atsiverčia vienas nors į Dievą, religija taip pat nuvaro ir padaro velnio vaiką iš jo. Oi, halleluja. Enima sofri plaro di vista sata plamete vere. Žinot, be meilės viešpačiui širdis neatsidaro priimti ir žengti tikėjimui. Jeigu jūs nepamilsit jo labiau už viską, negyvensit, nemąstysit apie dangiškosius dalykus, apie šokius, apie intymumą, apie bendrystę, apie to, kas yra svarbiausia, aš abejoju, ar jūs suprasit, kas yra tikėjimas.
Viskas kyla iš meilės. Jam. Kai kas myli baimės labiau, kai kas myli kitus dalykus labiau. Tuos, anuos. Suprantat, sėklos religinės, jos nėra sunaikintos dar. Nes sunaikinti religinę sėklą kainuos nemažai. Namibia. Oi. Žiūrėjau krikštus dar. Kai nusikė krikštino. Sakau viešpatie, kada ateis ta diena? Ir kada bus tie, kurie trokšta. Tai tik ašaros liejos. Supratau, kad aš uždaviau sunkių klausimą jam. O jis per mane verkė. Alanai pivasus. Tikintieji įsivaizduoja visi, ir didžioji dalis iškėla rankas, šlovina. Kol nemato, jie tiki. Bet kai tik išgirsta ar pamato, tikėjimas baigėsi. Žmogus negali patikėti, nes nepatikėjo Dievo gyvenančio kūne. Ar suprantat, ką aš jums kalbu? Žinot, kai aš nuvykstu kur nors pas Dievo vyrus ir Dievo vyras kažką tau sako, tai faktas, kad aš neturiu kur užsirašyti ką nors, bet aplinkui mane stovi 2, 3, 4 užrašinėja kiekvieną žodį, ką sako.
Dėl manęs. Ant kiek tai brangu. Viską, sako, užrašiau, žiūrėk, pasakė, žodis į žodį. Tas. Dar po to video žiūriu. Tu kiekvieną žodį, kas pasakyta, kas tau papamokslauta, kas tau tiesiogiai pasakyta, tu kiekvieną pasiimi kaip perlą, kaip auksą ir bėgi. Jei netikite man kalbant apie žemiškosius dalykus, tai kaip tikėsite, jei kalbėsiu jums apie dangiškosius? Tu 2000 virš metų. Niekas nesikeičia. Bet aš šiandien pamačiau likutį. Ir mano apsidžiaugė širdis. Kad yra. Yra. Džiaugiasi širdis, raudojo. Mačiau. Pokylio sūnus šokio vestuvių. Ilgisi mano dvasia namų dangiškojų. Jei jūsų širdis nepradės ilgėtis, kasdieną dangiškų, bus sunku toliau. Pasaulis, bažnyčios, giliam paklydime, giliam jie ieško dangiško Dievo, dangiškas Dievas aplink juos, bet jie jo nemato, nes patikėt į Dievą žmogiškam kūne, net fariziejam, kurie studijavo Torą, buvo neįmanoma. O ką kalbėt, kurių akys aptemusios? O ką kalbėt apie tos, pas kurios akys aptemusios? Todėl Jėzus ir sako,
Kažin, ar aš rasiu tikėjimą. Jo, aš bandau pamatyti, nebandau, bet visko toliau, to kiekvieną dieną tiksi ir gali tai būti rytoj, gali būti tai šiandien ir už valandos ir už 2. Kai jis sugrįš. Nes pasaulyje tiek doktrinų, tiek visko ir didžioji dalis netiesa. Pasitikėti kom nors, kažkokiu mokymu ar ką nors ir neturėti, pasitikėti mokymu, bet ne juo kaip asmeniu, kaip asmeniškai, prasme, turėti santykį. Tai yra pavojus. Ir tai, kas įvyks. Budėkite ir melskitės. Su manimi ir pas mane, kad išvengtumėte to, kas įvyks. Apie kokį mes ryšį galim kalbėti, jeigu per tamsą net nedasikasam. Kad šokį sušokti dabar dangui. Ne visiems išeina, o repeticiją reiktų padaryti, ar ne taip? A? Kas svarbiau, repeticija? Vestuvių. Šiaip tai jaunikis ruošiasi, o jūs ruošiatės? Mokinatės šokį, valsą? Ar laukiat jaunikio, kaip turi būti? Ką? Ar prašot jaunikio, kad pasitreniruot, nužengt? Oi. Šiandien buvo taip tikra. Ir tai tikra. Kai matai dangui ir po to pamatai žemėje. Wow. Wow. Italo vrivievasu.
Anda stifli prakoštėsi palaradavis. Jei jūs giliai ir stropiai klausytumėte įdėmiai kiekvieną žodį savo širdimi, priimtumėte ir veiktumėte, nežiūrėjai pasiekmes, jūs suprastumėte, jog Dievas tikrai su jumis. Bet dabar jis kažkur toli. Nes religija ir tikėjimas du skirtingi dalykai. Kiek religiškai darom, kiek tikėjimo darom. Pasitikrinkit. Koks jūsų tikėjimas? Aleliuja. O toks žodis jums, brangieji, ir mums visiems, Dieve, dėkojam tau. Viešpatie, dėkoju tau. Tu mus pamokai, tu mus atskleidi, tu mums apreiški. Tu kalbi per žmogų, kaip ir kalbėjai, Tėve, per savo sūnų Kristų. Ir mažai kas tikėjo, taip kaip ir šiandieną, Viešpatie Dieve. Žmonės laukia angelų kalbų, kažkokių įsivaizduojamų kitokių kalbų, kada jam prakalbės, bet Dieve, tave išgirsti jie nenori. Nes jiem reikia pagal juos patinkančio žodžio, pagal jų supratimą. Viešpatie, atleisk mum ir padėk. Atleisk mum ir padėk ir išvesk iš šitos beprotybės. Iš šitos protybės, kitaip pasakysiu, į beprotybę. Išvesk mus į beprotybę. Nes kol protas veiks, tol nieko nebus. O, šlovė tau, Viešpatie mano. Aleliuja. Ačiū, Viešpatie tau, ačiū. Ačiū už Marijampolę, ačiū, Viešpatie Dieve, už Lietuvą, už vakar, už galingą malonę Lietuvai, Viešpatie, ir tai, kas įvyko. Viešpatie Dieve, jau šiandieną, Viešpatie Dieve, jaučiama taip stipriai. Viešpatie, te neatsitraukia, te niekas, Viešpatie Dieve, nesutrukdo, kelk mus ir toliau, Viešpatie Dieve, į karus, kelk mus į pasipriešinimus, kad tik, Viešpatie, išliktų tai, kas, Viešpatie Dieve, dabar yra. Ir dar, Viešpatie Dieve, aš tikiu, kad tai tik pradžia. Pas tave, Viešpatie, kasdieną pradžia. Pas tave visą laiką pradžia. Šlovė tau. Visada pradžia. O galo nematyti ir nebus matyti. Kelada siferi laradošis. Šlovė, Viešpatie. Tėve, užliek savo dvasią, užliek. Išliek savo dvasios. Ant trokštančių išliek savo dvasios. Kaip malonė ant kitų, kurie, Viešpatie Dieve, stringa.
Tu mūsų viešpats. Vertini daugiau gailestingumą. Tau reikia gailestingumo, o ne aukos. Viešpatie, būk mums gailestingas. Sunaikink viešpatie visus religijos padalinius, visus viešpatie Dieve. Sunaikink. Kad tavo vaikai galėtų viešpatie gyventi tikėjimu. Asija volani kaštolana vyrai posofe predasi. Oi, halleluja. Gerai, brangiai. Su ovri bladaviendosa. Mąstykite, troškite. Kada mąstysite, trokšite, galvosite apie dangiškosius dalykus, jumise dvasia pradės žydėti, jumise dvasia pradės tiesiog to maitintis, nes tai kas yra, tai tiesa, tai gyvenimas, tai ko reikia nukreipti. Iš ten tik tai, sako, jūsų gyvenimas čia įdėtas pas jį tenais. Nes į savo gyvenimą darysit, vargsit, bet jei iš jo paimsit, tada gyvensit. Halleluja. Viskas šiandieną. Neturiu daugiau ką pasakyti jum. Būkit palaiminti. Ir visiems šalom. Šalom, šalom. Aš buvau pakelta į dangų, atsidūriau tėvo sode, kurti svajoti, paskesti jo meilėje. Regėjau deimantus krintančius į žemę ir žodžius skambančius iš aukštai. Jūs mano mylimieji prabudimas. Jis pasodino mane į sostą ir jo kvėpavimas užpildė mane. Žodžiai skambėjo lyg muzikos garsai. Mano meilė teka per tave ir tekės į visur. Ir tekės į visus mano vaikus. Mano jėga tavyje, aš uždėjau tą auksinę karūną, aliejus liejasi iš jos. Ir su ugnimi tiesa ir meilė, daugiau jūsų nebėra, nes visi mes tapome vieni.
pasodino mane į sostą ir jo kvėpavimas užpildė mane. Žodžiai skambėjo lyg muzikos garsai, mano meilė teka per tave ir tikėsi visus. Ir tikėsi visus mano vaikus. Jis pasodino mane į sostą ir jo kvėpavimas užpildė mane. Žodžiai skambėjo lyg muzikos garsai, mano meilė teka per tave ir tikėsi visus. Ir tikėsi visus mano vaikus. Ir štai du liūtai susijungia, ereliai kyla iš paskos. Liūtas išskleidžia sparnus ir taria: aš esu jėga tavyje. Jis pasodino mane į sostą ir jo kvėpavimas užpildė mane. Žodžiai skambėjo lyg muzikos garsai, mano meilė teka per tave ir tikėsi visus. Ir tikėsi visus mano vaikus. Atsidaro auksiniai vartai, mano Jeruzalė. Ilgas stalas paruoštas, auksiniai indai spindintys dailus, auksinės taurės pilnos gėrimo, vaisiais nukloti stalai. Ir pasigirsta žodis: aš jūsų čia laukiu. Jis pasodino mane į sostą ir jo kvėpavimas užpildė mane. Žodžiai skambėjo lyg muzikos garsai, mano meilė teka per tave ir tikėsi visus. Ir tikėsi visus mano vaikus. Argi reikia Dievui kažko iš žmogaus? Ar yra ko visagalis neturėtų? Tačiau mums taip nustatyta iš dangaus, kad mes pjauname tai, kas pasėta. Tu duosi jam ir neliūdėsi duodamas, nes už tai Viešpats tavo Dievas palaimins tave visuose tavo darbuose. Ir kur tu bepridėtum savo ranką, Dievas myli linksmą davėją, atidaro jam lobius dangaus. Tad duokite ir jums bus duota, saiką gerą prikimštą, sukratytą ir su kaupu jums duos. Kaip yra parašyta, tu duosi jam ir neliūdėsi duodamas, nes už tai Viešpats tavo Dievas palaimins tave visuose tavo darbuose. Ir kur tu bepridėtum savo ranką,
duosi jam ir neliūdėsi duodamas, nes už tai viešpats tavo Dievas palaimins tave visuose tavo darbuose. Ir kur tu bepridėtum savo ranką, tu duosi jam ir neliūdėsi duodamas, nes už tai viešpats tavo Dievas palaimins tave visuose tavo darbuose. Ir kur tu bepridėtum savo ranką,